Tai sveiki klausytojai, jau 4 kartą Kąsnis su jumis, o su manimi Kotryna. Labas, Kotryna. Labas. Tai pradedu visą laiką pagrindinio klausimo ir nepristatinėju svečią, nes leidžiu svečiai pristatyti save. Aš taip tikėjausi, kad tu būsi kokią nors pasirašęs tokią gražią mano biografiją ir mane taip pradžiuginsi ir aš taip susigraudinsiu ir taip sakysiu, kaip miela, Karoli, ačiū tau. Na, aš per daug tikėjausi iš šito podcast'o. Prašau. Taip, gerai. Tai aš iš tiesų dabar, kai darau savo podcastus, kadangi visi mes neturėti podcastą šiais laikais, tai kaip neturėti terapeutą, turbūt, žinai. Ar podcast yra naujoji terapija? Greičiausiai. Va, tai aš kai darau savo podcastą, tai aš kalbinu daug žmonių kiekvienam epizodui, dabar naujausiam yra 9, pavyzdžiui, pašnekovai. Tai aš visų prašau prisistatyti ir mes kalbam daug labai apie praeitį, bet aš prašau pasakyti vardą, pavardę, amžių ir ką jie dabar veikia. Tai labai tokių įdomių išgirstu, kaip save žmonės pozicionuoja. Tai gerai, aš esu Kotryna Lingienė, man yra 40 metų, aš esu kultūros žurnalistė, leidinių redaktorė, radio reportažų rengėja, tinklalaidžių rengėja. Ir tiesiog kaunietė, kuri gyvena Žaliakalnyje, yra tuo patenkinta. Ok, tai praeisim daug, kad tikrai pakalbėsim apie podcastą, nes šiandien, nors neišgirs žmonės šiandien, bet šiandien išeina naujas epizodas. Nežinau, kad gal jau bus dar vienas epizodas iki to laiko, kol šitas išeis į viešumą, bet pradėkim turbūt nuo pradžių. Kaip atsiradai kultūros lauke? Nu, turbūt daugelis tave žino kaip Daina Dubauskaitė, bet ne visi, pavyzdžiui, aš labiau žinau kaip Kotryna labiau ir vėliau atsirado šitas. Tai va, ar nuo ten prasidėjo, ar nuo dar anksčiau? Manau, kad tie žmonės, tų žmonių, kurie mane žino kaip Daina Dubauskaitė, tai vis mažėja jau, dinozaurai. Taip, tai Daina Dubauskaitė buvo mano toks kūrybinis slapyvardis, prieš 20 metų jis gimė ir dabar toks yra, aš jį vis dar naudoju, bet jis, tarkim, nelabai aktyvus. Kaip tik rugsėjai bus 20 metų, tai tuo laiku buvo tiesiog labai madinga slapyvardžiai, nes buvo labai madinga interneto forumai, kur kaip ir niekas tikrų vardų nepasirašinėdavo, buvo kažkokie nikai, alter ego, personažai, tai va ten gimė Daina Dubauskaitė, iš tų forumų. Tai ji rašė apie šokio muzikos vakarėlius, elektroninės muzikos vakarėlius, kažkokios alternatyvius veiksmus, ne tiek apie pačią muziką, šiek tiek ir apie ją, bet labiau apie žmonės, kurie kūrė ją, kurie kūrė tos renginius, kas ateina į tos renginius, tokie buvo flashbackai vakarėlių, dabar paskaitau ten jos kartais dėl įvairių priežasčių man tenka atsiversti, tai labai, šiaip neblogai rašiau, turiu pasakyti, kaip 20 metė tokia Vilniaus naujokė, tai rašiau tikrai neblogai. Tai nėra, kad labai ten sakyčiau, o nenorėčiau, kad kas nors tai paskaitytų, ne, aš kažkaip nesigėdinu tų tekstų, tai tokie, aišku, daug ten tos pozos labai tokios, bet jie smagus, man atrodo. Tai aš rašiau apie vakarėlius nemažai metų, bet tai buvo toksai kaip internetinis blogas. Tada po kokių visai gal metų mane pasikvietė žurnalas Pravda. Toks buvo jaunimo žurnalas, nemokamai platinamas, panašaus formato kaip Kaunas pilnas kultūros. Tai Kaunas pilnas kultūros yra toks gal labiau visoms amžiaus grupėms, toks, o tas buvo labai edgy, toks elektroklešinis žurnalas. Ir privatus, ir tai ten aš rašiau irgi iš esmės apie muziką, bet jau tada ne tik ten visokie kultūros veiksmai ir judėjimai, ir ten ir kino režisierių kalbinimas, ir ten tokie įvairiausi tiesiog miesto kultūros dalykai, gal ne aukštojo meno, bet labiau miesto, tos urban kultūros. Nu ir taip kažkaip viskas ir susidėliojo, paskui dirbau reklamos agentūrai, tai tada jau gal mažiau rašydavau, bet daugiau domėdavaus, daugiau vaikštavau Vilnių visur. Ir tada grįžau į Kauną ir kai grįžau į Kauną ir nežinojau, ką aš čia veiksiu, tai po 3 dienų man pasiūlė rašyti į Kauną pilną kultūros. Ir štai aš 9 metai jau čia. Ok, tai prieisim prie Kauno pilnos kultūros. Tai aš, iš esmės, aš manau, kad aš gal, galima sakyti, kad aš kokius 20 metų jau taip apie kultūrą įvairiais būdais komunikuoju. Rašau, pasakoju. Taip. Ok, o ar kaip užgimė apskritai noras rašyti apie kultūrą, ar tiesiog mėgai eiti ir taip jau susiklostė, ar kažkokia buvo svajonė? Ne, tikrai nebuvo jokios svajonės, aš studijavau architektūrą ir
nelabai aš dabar netgi žinau, kodėl aš ją studijavau, gal keistokas buvo pasirinkimas, bet taip, aš ją studijavau ir baigiau netgi VGTU, dabartiniam Vilnius Tech. Tai baigiau architektūros bakalauro, tada magistrui kažkaip norėjau studijuoti toliau, buvo visai smagu, bet buvo tokie pasirinkimai, arba toliau projektavimą studijuoti, arba urbanistiką. Ir dar buvo mūsų fakultete architektūros teorija ir istorija tokia specialybė. Ir aš kažkaip ją pasirinkau, nes man projektuoti gal buvo nelabai įdomu, nes tai yra labai ilgas procesas iš tikrųjų. Tarsi aš parašau straipsnį ir štai jis yra publikuotas, žinai, o pradedi paišyti namą ir štai 10 metų ir jo dar nėra. Tai man tiesiog, man labai įdomu architektūra yra kaip mokslas, kaip mokslo ir meno sintezė, kaip apskritai išraiška žmogaus ir gamtos santykio. Tai man labai įdomu viskas, kas apie architektūrą vis dar, bet tiesiog man pasirodė tas projektavimas gal per daug sudėtinga veikla kaip man, kaip tokiam žmogui kaip aš. Bet pastudijuoti architektūros istoriją ir teoriją pasirodė visai įdomu. Tada buvo nemažai rašymo ir kažkaip one thing led to another. Aš įsidarbinau tokiam keistam labai organizme, kur reikėjo rašyti apie naujus restoranus. Kažkaip ne visai iš architektūrinės pusės, bet kaip ir iš interjerų pusės. Mano buvo pirmas darbas, ne padavėjas, o toks jau kažkoks prie kompiuterio. Tai aš ten atrašiau apie kažką, kaip aš ten papuoliau, aš dabar tikrai neatsimenu, man buvo 19 metų gal, kai aš ten dirbau. Gal 19, bet kažkas nedaug dar tų metų buvo ir aš ten dirbau ir kažkaip, nežinau, kiek ten su architektūra buvo bendro, tai aš taip tiesiog pradėjau rašyti ir rašau, bet kad tai būtų buvęs kažkokia svajonė, ten paauglystėje tai visiems laikraščių neleidau, ne. Okay. O tai su architektūra vis tiek dar kažką rašai, ar jau tiesiog kaip hobis labiau, kad yra? Ne, taip, kad architektūros kritika tai tikrai neužsiemu ir niekada neužsiemiau, bet galiu, tarkim, suformuoti gal architektų klausimus kažkokius konkretesnius, negu žmogus, kuris nėra studijavęs, tarkim taip. Bet kad būčiau labai kažkokia čia architektūros istorikė, tai taip tikrai nėra. Nes aš pasimokiau, pastudijavau, gavau diplomą, bet kažkur negilinau ten tų žinių paskui toliau. Tai, tai va. Dar šiek tiek apie Dainą kalbant, kaip tik šiek tiek ruošiausi ir klausiau, ką tu esi kalbėjus anksčiau ar kažkada apie tai. Kaip vyko visas procesas, jau tu gal ir esi pasakojus kažkur, bet man atrodo visai įdomių dalykų buvo, kas dabar galbūt mums turint telefonus ir panašius dalykus labai easy and chill, bet tuo metu viskas buvo kitaip. Kaip atrodė? Taip, telefonai egzistavo jau, tai telefonas toks buvo išradimas. Taip, bet nebuvo tokių telefonų kaip dabar. Buvo paprasti gana telefonai, kurie net dar nelabai fotografavo. Arba ten super 1 megapikselio tokios nuotraukos. Aš turėjau tokį, kur įsideda kamerą kaip priedas. Ir buvo galima MMS susiųsti. Toks buvo dalykas, kurie labai brangus, bet tu galėjai savo draugui nusiųsti. Bet iš esmės mano blogas tuometinis, tai jis buvo tekstinis. Buvo galima ten, jis buvo tokia naujienų portalo dalis. Tai buvo ten, aišku, galima įdėti nuotraukų, be abejo, bet tų nuotraukų gauti ne taip ir lengva. Aš dabar tai galiu ten pati ir reelsui nusifilmuoti medžiagos ir portretą pašnekovo padaryti galiu ir ten visai kartais gaunasi taip, okei. Tai tada tai buvo taip, turi grįžti namo, kažkaip atsibusti ryte, parašyti, publikuoti viską. Ir net nebuvo Facebook'o, kur papostinti tą. Va tas įdomiausia yra. Ir iš tikrųjų mes dabar čia kalbėjom su kažkuo neseniai. Tai bet buvo forumai. Vis tiek buvo, tarsi, kad nebuvo taip, kad, žodžiu, parašai ir sėdi ir lauki. Ir tada žiūri, ar ateis kas nors pas tave. Analitikso net nebuvo tokio, irgi buvo. Tai net real time negalėjai pažiūrėti. Bet tai vis tiek eventually ten gal po kažkiek laiko matydavai. Taip, statistika, tai aišku, buvo interneto, nes tik, čia viskas jau internete vyko. Ne. Bet taip, ten buvo forumai, Ore forumai, DJScene forumas buvo, kur ten galėjai kažkaip paviešinti, kad čia toks yra dalykas. Bet ar kiekvieną nuorodą mes postindavom, aš nesu tikra, dabar neatsimenu. Bet gal, turbūt, vis tiek kažkaip reikėdavo apie save pranešti. Ir ten paskui iš kalbos, ten vis tiek, nes čia rašysiu, ten pažiūrėkit pirmadienį, ten tą puslapį, ten bus kažkas. Kažkaip taip viskas vykdavo labai. Aš iš tikrųjų, manęs klausė žmonės, kaip tu taip atsimeni viską ir kaip tai parašai. Tai visi žurnalistai užsirašinėja, vienaip ar kitaip tas pastabas darosi. Aš matau, kaip kolegas dirba ten irgi, pažiūrėjau. Dar yra žmonių, kurie su ranka pastabas pasirašo savo.
Ta prasme, Užrašų užrašinė? knygutėj, taip tikrai yra tokių Okay. žurnalistų. Man yra gal taip sudėtinga, bet įmanoma ir taip. Aš tai tiesiog rašausi į notesus viską telefone rašausi. Arba su kompiuteriu būna, kad sėdžiu, jeigu yra kokia nors, pavyzdžiui, diskusija, tai aš tiesiog sėdžiu ir atsidaręs kompą ir ten pasirašau, mintis kažkokias. Tai nieko keisto, nes tikrai neįmanoma viskas. Bet per tūsus, tai aš irgi telefonų užsirašinėdavau, bet tokių nausų tai nebuvo, bet aš savo žinutes siūsdavau. Ir net nesiūsdavau, nes jos kainuodavo, bet aš draftus pasidarydavau. Ir tiesiog paskui ten ryte atsikeli, nieko neatsimeni, bet tu žiūri draftus, kas čia, kokie 3 žodžiai, kurie taip tarpusavį gal mažai susiję, bet kažkaip tokį sudėlioji detektyviškai, kaip čia galėtų išsišifruoti ir tada atsimeni, ai, taigi tai buvo. Ir tada kažkaip, tas buvo gan įdomus procesas dokumentavimo. Bet šiaip notesai yra mano appsas numeris 1, man atrodo. Kad be notesų tai aš sunkiai išgyvenčiau šitam pasaulyje, nes ten ir skaitliukus ten viskas. Visas gyvenimas notesas yra pas mane. Turbūt pas mane irgi notes. Gal tvarkos, ko nėra tenai, tai tvarkos, bet notesų tai tikrai apie viską, taip, ką tik tai nori. Idėjos ten visokios, skečai, straipsnių skečai kažkokie, kurie niekada nebus parašyti. Ir paskui randi ir kur atrodė, kad tu užsirašai aiškiai, bet iš tikrųjų tai nesupranti, ką užsirašai ir kas tai nėra. Taip, bet šiaip taip, aš visada rašiau labai aktyviai. Ta prasme, yra žurnalistų, kurie parašo po straipsnį mėnesį ir ar ten net ne žurnalistų, gal tekstų rašytojų arba, pavyzdžiui, meno kritikų, kurie parašo 2 tekstus į sezoną ir jie būna labai visi geri, abudu būna puikus, bet jie būna tik tai tie 2 tekstai ir jie jos rašo ten, tarkim, po 2 mėnesius. Tai aš tokios kažkaip prabangos niekada neturėjau, bet gal niekada man nereikėjo, čia kaip ir su architektūra, kad aš esu labai tokia result driven person. Ir man labai patinka, aš turiu daug deadline'ų gyvenime labai, kas savaitę, kas mėnesį ir mano visas gyvenimas yra sudėtas nuo deadline iki deadline. Taip, kad, pavyzdžiui, mėnesio galas dabar man yra toks, aš šią savaitę žurnalą pridaviau, podcastą pridaviau, laidą pridaviau ir toks pagaliau mėnesio galas. Ir bet aš žinau, iš to, ką aš veikiu, aš suprantu, kad yra mėnesio galas. Tai, o kiti tai būna, kad tiesiog net nežino, kuri savaitės diena žmonės, nes jie tiesiog kitaip visiškai konstruoja tą savo darbinį gyvenimą. Tai aš visą laiką, mano tas blogas, kai prasidėjo, kiekvieną pirmadienį. Ir trūks plyš, tu turi kažką savaitgalį nuveikti tokio, kad būtų apie ką rašyti. Tai tas toks, kaip save išsipildanti pranašystė toks yra terminas, ar ne, kad paskui aš pradėjau tiesiog visur eiti, aš ir taip daug kur ėjau, bet tada pradėjau dar daugiau eiti tam, kad būtų apie ką rašyti. Ir tada kažkaip toks jau užsilūpini, kad kaip ir nueini jau bet kur ir vis tiek žiūri, ką čia vis tiek kažkokį tai galima gal užsikabinti. Tai ir dabar aš lygiai taip pat ilgiuosi. Galbūt čia žmonės sakytų, kad gal tai nėra, man tai yra normalu, pavyzdžiui. Aš vis tiek nueinu, aš pageneruoju to kontento visur. Aš netgi po darbo nueinu, kur nors vis tiek pasigeneruoja kažkas, arba idėja kažkokiam darbiniam dalykui. Tai aš taip aš matau pasaulį. Galimais tekstais, pokalbiais, kažkokiais, taip va. Geras. Tai tavo blogas gyvavo kažkur oficialiai, buvo parašyta LRT, man atrodo, kokiam nors ten interviu tavo, kad iki 21 metų. Bet jisai dabar, kaip suprantu, toliau... Jisai gyvavo, nes tiesiog aš paskui pamiršau sumokėti už domeiną ir tiesiog lūžo. Ir šiaip labai įdomu, kad ta interneto kompanija, pas kurią aš pirkau daug metų paslaugas ir kaip paprastas žmogus eilinis, ne įmonė, vis tiek sumokėjau jiems visai gražaus pinigo. Ir kai jau ten praėjo visi įmanomi terminai ir aš tada sugalvojau, kad, gerai. Ir jie sako, ne, čia nėra jokių šansų, ta prasme, viskas, Kotryna, jūsų nebėra puslapio, jis tiesiog dingo, jo nebėra. Ir aš sakau, tikrai. Tai šiais metais aš pagalvojau, taip negali būti, viskas vis tiek yra kažkur. Tai aš sumokėjau hakeriams pinigų ir jie man ištraukė viską. Taip, aš turiu dabar viską. Mane viską parsiuntė. Aš turiu viską zipę. Ir aš man ten reikia šiek tiek prisiminti, aš šiek tiek esu HTML kodinimo mokiusi dar mokykloje. Dan čia toks paprasčiausias. Kodinimas. Ref. Šitą sumokysi. Jo. Tai, šiek tiek žiūriu, bet man reikia dar ten šiek tiek dabar niekaip nuo balandžio mėnesio aš turiu tą zipą, bet aš niekaip neprieinu, kad aš nusipirkau dubauskaitė.com. Ir aš moku dabar kiekvieną mėnesį, aš nusipirkau gal 3 metam, žodžiu. Bet niekaip nepakraunu visko. Bet čia viskas yra. Ir dabar, kai dariau savo naujausią podcastą apie klubą Volt, tai susiradau visus apie Voltą savo tekstus ir išsitraukiau patį juokingiausią ir įgarsinau.
Ir tas supratau, kad visai gerai rašiau. Buvo jokinga. Jo. Visai. Buvo sunku nesusižvengti skaitant tą. Ok. Tai Bet va, jau... tai jisai buvo, nes aš tą domeiną Dubauskaitė LT nusipirkau gal kokiais 2009 metais. Jo. Kai aš tiesiog jau buvau visur po daug kur po truputį parašęs ir aš užsimaniau tiesiog sudėti viską į vieną vietą. Tai iš visų ten žurnalų, tinklapių, tada viską susarchyvavau savo ir padariau online ir tada tiesiog ten tiesiog jau ten bloginau tiesiai. Dar kokius ten, nežinau, kažkiek metų. O tai dabar kažkas nupirko domeiną, kad jau tu pirkai kom? Jo, kažkaip bulgarai yra nupirkę. Ir svarbiausia, kad buvo, aš netgi buvau užsistačius priminimą, kad kada nueis tas, kad nusipirkčiau, bet jie kažkaip automatiškai prastėsi. Aš ten visiškai budėjau prie Domrego ir tu jau kada čia atsilaisvės, bet jis net laisvėjo nesekundį. Ok, tai dabar reikia Turiu tikėtis, kad jie dabar. kažkada gal irgi... O kam, tai koks skirtumas? Kom tai yra pasaulinis. Taip, taip. Jis yra pigesnis negu Dubauskaitė Goes International. Jo, tikrai. Bet kol tu įrašei, tu jau ir į Kauną persikraustai, ne? Taip, jau tai ten tai paskui. gavos, kad tada gal switchino labiau Kauno kontentą ar vis tiek į Vilnių varydavai, kaip čia tas vyko? Aš tuo metu dirbau Opime, tai kažkaip to kontento buvo tokio vilnietiško, nes vis dar važinėdavau ten, bet tada kažkaip vis taip jau buvo toks ramesnis. Bet tada jau Kauną, aš tada atsimenu visokią Dainą Dievą kalbinau, ten ir panašiai, kur žodžiu, kauniečiai, Kaune kuriantys žmonės, tai taip. Tada labiau kauniečius ėmiau kalbinti. Bet ne tik. Tai kad jau pasvičinom į Kauną, nemaža tavo dalis 9 metai, Kaunas pilnas kultūros. Tik pamiršau pažiūrėti, šiaip namie turiu pirmą numerį. Ar tu nuo pirmo numerio, ar prisijungiai? Taip, mes rašėm su Kęstučiu mano vyru, dar tada nebuvo jis mano vyras, bet nuo pirmo numerio, bet tam pirmam numerį ten buvo iš viso gal ten 3 tekstai. Ir jis ten toks išlankstomas. Tai mūsų buvo toks pablevizgojimas labai mėgėjiškas apie renginius. Ir kažkaip antram irgi dar ten buvo, o paskui gal aš jau kokį ir interviu paėmiau ir tada tuometinė redaktorė nusprendė, kad jai nėra pakeliui su šio žurnalu. Ir tada kažkaip taip gavosi, kad jis mums nukrito taip. Tai mes gal ne visai lygiai 9 metus jį redaguojam, bet tarkim 8 metus ir 8 mėnesius. Tas metras tiek visiškai ten. Taip, bet Talent Garden Kaunas įkūrėjas Artūras su Egle, su Bernadeta, paskui jau jie kaip ir buvo projekto vadovai, lyderiai, o mes tokie visą laiką kūrybinė pusė. Bet šiuo metu tai mes su Kęstučiu esame jau projekto vadovai irgi. Jo. Tai kaip tie 9, sakysiu 9, nes tiesiog patogiau negu 8 ir ten kažkiek. Kaip tie 9 metai, kaip... Gerai, gal eisiu biškai kitą pusę. Kaip jūs sugalvojate temas? Kiekvieną mėnesį... Tai aš tau pasakau, kaip aš gyvenu. Kaip aš matau pasaulį. Aš matau pasaulį, kaip galima turinį. Viskas. Aš žiūriu į šitą lempą ir aš galvoju, kad būtų galima padaryti apie šviesą teminį numerį. Va taip. Tai va taip ir susigalvoju. Padiktuoja kartais pats gyvenimas kalendorius, kažkokie renginiai, kurie turi temas, arba kažkokie dalyviai tų renginių, kurie kažkokius kūrinius daro ir nuo to atsispiriam ir tada gimsta dar 8 tekstai apie, ne visai tiesiogiai apie tai, bet tarkim apie susijusius dalykus. Tai progos, tarkim, visada įdomu pasižiūrėti, kokie ten įsimintini metai. Bet kas, visiškai bet kur gali temos įslipėti. Ar būna, nes užsiminiai, kad visai gal, bet ar būna, kad pirmą temą sugalvoti ir paskui viskas gimsta, ar būna, kad dažniau gal, kad vienas yra kažkoks pastraipsnis, kaip sakėjai, ar ten interviu ar renginys ir nuo jo tada atsispiria visi kiti, ar dar kažkaip, gal visus parašys jau susidėlioja temą? Ne, taip, kad visus parašys susidėlioja, taip tikrai nebūna. Dažniausiai būna taip, kad yra kažkur galvoje arba notesuose kažkokių norimų žmonių pakalbinti arba vietų, apie kurias norisi parašyti ir paskui, kai atsiranda 1+1 = 2, tada jau 2x2 = 4 ir tada taip. Arba būna, kad pirma tema ir tada viską galvojam, specialiai. Tai kaip pasikeitė Kauno kultūrinis gyvenimas per 9 metus? Jisai buvo labai suintensyvėjęs, o dabar vėl toks savo tradiciniu greičiu, sakyčiau, gyvena ir eina, teka. Bet žurnalas tam ir gimė, nes žurnalas buvo tikslinis projektas sudominti kauniečius tuo, kas jų vyksta mieste, paruošti juos tam, kad Kaunas nori tapti Europos kultūros sostinė
nuteikti juos, kad Kaunas yra vertas būti Europos kultūros sostinė, tada kartu keliauti į pasirašymą. Na, bet kadangi tas žurnalas buvo pakankamai sėkmingas, tai jisai tęsiamas yra toliau tas projektas, savivaldybė kaip ir mato prasmę tame ir finansuoja tą žurnalą. Tiesiog, nes taip kultūros sostinės projektas baigėsi, bet kultūra mieste tai niekur nedingo. Ji yra savotiška, kaunietiška, kai kas pritapo, kai kas nepritapo. Ne visos tradicijos, kurios 22 metams buvo parengtos, ne visos jos išgyveno, bet ne visos jos turbūt ir turėjo išgyventi. Tai kai kas suintensyvėjo tai, kas buvo prislopę dėl kultūros sostinės, tarkim, tradiciniai labiau renginiai tokie, tai jie niekur nedingo. Tai, ką žinau, kaip to dabar per 9 metus kažkas pasikeitė, tai taip, tai to jau bus kitaip. Faina, kad yra stadionas Kaune. Čia daug diskusijų dabar apie tą veją. Ar čia tie muzikos gerbėjai, ją galutinai sutryps, ar bus kur žaisti futbolą ar ne. Tai čia taip... Mačiau netgi kultūros ministras pareiškė savo nuomonę. Žinai, kultūros ministras yra valdžioje, tai jo rankose viskas. Aš nežinau, manau, kad tikrai yra sprendimų arba turėtų būti ilgesni tarpai, turbūt tada tarp koncertų ir tiesiog reikia pasižiūrėti į pasaulinių kitų stadionų patirtį. Viskas jau yra išspręsta. Nereikia čia. Vėjos yra daugybė rūšių. Geriausia reikia parinkti turbūt stadionui tinkamą ir ją apsaugoti geriausiai įmanoma būdu ir viskas. Bet smagu, kad kažkaip mes gyvenam netoli pakankamai stadiono, tai... Tai girdėjot vakar kaip Jessica? Aha. Nes aš buvau irgi netoli. Bet aš šiandien eisiu Jessicos koncertą, man labai patinka, iš tikrųjų Jessica Shy iš pop atlikėjų, tai tikrai pati mylimiausia Lietuvos. Gal kitų net nelabai aš ir žinau kažkaip, man kažkaip, bet jinai man labai patinka, tai labai laukiu. Jau aišku, čia kai šiais podcastas jau bus čia. Jau bus po visko. Neaišku, kaip čia bus, žinai, galiu sakyti, labai paprojektuoti, paskui bus viskas kitaip, bet... Ne, bet... Tai va, tai čia gal sakyčiau, didžiausias toks pasikeitimas Kauno yra, kad yra stadionas. Jis buvo visada, jis nuo 26 metų, jeigu neklystu, buvo, gal sumaišiau keliais metais, bet jis dabar toks, kuriame va čia gali taip, viskas taip grandioziškai labai atrodyti. Manau, kad reikia to miestui, nebūtinai reikia man kiekvieną savaitgalį, aš gal mėgstu ir labiau mažesnius dalykus, bet smagu, kad yra man kažkaip, kai buvo Čirino savaitgalis, man visiškai tas atlikėjas absoliučiai neįdomus asmeniškai man, tiesiog ne mano. Bet buvo taip smagu būti Kaune tuo metu ir matyti, kaip žmonės pasipuošė, traukė iš visų galų, prisistatė kažkur tas automobilius, užstatė ten kiemus, kažkas vyksta ir visi eina link to stadiono. Taip smagu kažkaip buvo, labai toks gyvas miestas. Tai tikiuosi, kad šiandien bus taip pat, jau nežinau, ką pamatysim. Tai aš to matau vien pliusus, labai laukiu koncertų salės. Smagu, kad Romuva atsinaujinama. Tai po truputį vis tokie dalykai, tie muziejai po truputį naujinasi, biblioteka, kurioje mes sėdim, irgi gerokai pasikeitė per tas 9 metus. Tai tokie infrastruktūriniai dalykai, smagu, kad jie vyksta. Turinys. Jeigu mane visą laiką vien tik tenkintų, tai nežinau. Ne visada man asmeniškai patinka, bet ne visada viskas man turi būti asmeniškai. Man patinka nuvažiuoti į Vilnių, patinka išvažiuoti kažkur į užsienį pasižiūrėti, kaip gali būti kitaip, kaip gali būti naujai, kaip gali būti dar kažkaip, bet visada labai smagu grįžti ir Kauną. Tai nedaug kartais visai reikia tiesiog parodos, kuri trauktų kažkaip pasivaikščioti joje ir jau aš jaučiuosi pasisotinusi. Tai man užtenka Kaune, gal įvairovės kartais pritrūksta, bet ji yra labai arti. Tai įvairovė pasiekiama ranka, aš manau. Jo. Tu vis įkeli kontentą iš visokių ir artimų, ir tolimesnių. Šiaip labai liūdna, kad nebuvau, kai buvo Širino savaitgalis, nes buvau kito didelio atlikėjo Varšuvoje savaitgalį. Tai tenai mačiau, kur Taylor Swift fanai, tai labai aiškiai gali atskirti ir ten visas miestas, atrodo, negali pabėgti nuo jų. Tai įdomu, kaip čia atrodė, gaila. Bet manau, kad kitais metais kažką atveš Žalgirio Arena tikrai. Gal Oasis? Gal. Tu jam gal pasiūlė kažkaip. Tai aš manau, kad čia jau toks obvious. Kalbėjai, šiaip daug dalykų tikrai atsirado. Ko manai, kad trūksta Kaunui, turbūt iš infrastruktūros labiau pusės? Tai koncertų salės iki vidurnakčio veikiančio funikulieriaus.
nepriklausomų šiuolaikinio meno erdvių. Paskutinį užsidarė post, ten ir buvo dar tokių kažkokių pop-up bandymų, bet galerijų savaitgalio, kurio tradicija lietuviška gimė Kaune, bet dabar jo nebėra ir vyksta tik tai Vilniuje, labai apmaudu. Tikrai galerijų savaitgalis buvo puikia iniciatyva. Tada ko dar galvoju, ko dar galėtų būti? Didesnių algų be abejo kultūros sektoriui. Tai čia vienareikšmiškai, kad žmonės nebūtų tokie persitempę ir kad turėtų daugiau laiko vaikščioti vieni pas kitus. Dar labai vis dar pasigendu. Nors jie sako, kad jie eina, bet aš tai matau, kad jie neina. Nes aš tai visur ir matau, kas eina. Tai taip, tai jo, bet labiausiai tai nepriklausomų kultūros erdvių. Yra koncertų, scenų, ten, pavyzdžiui, Old Man Kaunas, ten, o kodėl ne, Hogas, bet vis dėlto tai yra muzikos erdvės. Hogas dabar persikelia, tai klausimas, kiek ten liks. Bet, pavyzdžiui, nepriklausom galerija. Kur kažkokia. Meno parkas daug padaro labai, bet neužtenka vienos galerijos mieste. Plus jie turi dar ir kitokius įsipareigojimus ir savo vizijas, kurie. Tai kažkokio visiškai stogus raunančio dalyko tokio norėtųsi, drąsaus. Man labai patinka, pavyzdžiui, Hands on Press, kai savo lange padarė galeriją. Tai puiku, galėtų būti daugiau tokių dalykų. Pavyzdžiui, Vilniuje irgi buvo EPIS galerija, kurios pradėjo nuo parduotuvės vitrinos Didžiojoje gatvėje, o dabar jos turi savo tokią stacionarę Čiurlionio gatvės pradžioje, toksai stiklinis stačiakampis, kur yra visą laiką vienas meno kūrinys. Tai daugiau tokių dalykų norėtųsi. Ne ten žirgų bronzinių, bet dalykų, kurie keičiasi, kurie kažkaip reflektuoja įvykius kažkokius, kurie yra atviri, kur tu nepastatai kažko amžiams, nepastatai kažko 100 metų tam skvere, bet kas galėtų ir būtų kokybiška, būtų sukuruota, kur žmonės eitų, domėtųsi, klaustų, kas čia, kodėl, kad tokių dalykų labai norisi. Aišku, čia žinai, aš galiu patimti ir padaryti, bet... Tai visko pati nepadarysi. Tai visi pagalvojam, kad kažko galėtų būti daugiau arba kažko mažiau, bet... Pavyzdžiui, šalia mano namų yra toks skveras, kuris yra net bevardis. Ir jis tiesiog ten padarė naujus soliukus. Jis tipo sutvarkė, jis tvarkingas dabar yra. Bet ten nieko nėra. Galėtų būti jame Žaliakalnio vėliava, pavyzdžiui. Aš norėčiau, kad sukurtų žmonės Žaliakalnio vėliavą. Šančiai turi vėliavą. Kačerginė turi vėliavą su kankorėžiais. Žiūri faina. Aš norėčiau, kad visi Kauno mikrorajonai turėtų po vėliavą. Aleksotas turi irgi. Šiandien ėjau per Šančius, mačiau Šančių vėliavą kabančią. Fainai. Taip ir turėtų būti. Šančiai turi vienas stipriausių bendruomenių. Išraiškingiausių. Ir iš garsiausių irgi galima įvardinti. Turėjau klausimą, kurį pamečiau dabar. Sureaguot norėjau į skverą, sakykime, tvarkę. O tas tvarkymas yra toks dalykas, kur man, pavyzdžiui, Nemuno sala yra vienas gražiausių gamtos stebuklų, bet kaip jis yra sutvarkytas, tai yra vienas baisiausių turbūt dalykų, koks galėjo įvykti Kaune, ir tie soliukai betoniniai su medžiu, pavadinkim, ar whatever, ir apskritai kaip ir primėtė tokių cute soliukų, bet jie nėra jaukus. Aš ten kiek vaikštau, man tai yra mirta mokslo sala, ten su tom skylėm žaliom. Gal bus gražu po 3 metų, kai sužaliuos. Aš įkritau tą vieną iš tų skylių ir susiplėšiau kėdą. Tai va, tai tas skylės. Bet šiaip man žinok, man kaip dabar padarė tuos takelius, aš ten su dviračiu visą laiką pravažiuoju, dažniausiai vakare, tai man labai gražu, kažkaip man toks New Yorkas, nežinau, ne New Yorkas, gal nusikalbu, bet kažkaip smagu, visą laiką būna ten žaidžiančių krepšinių žmonių ir toks tie nuogi kūnai tokie, besileidžiantys saulė, žvilgesys odos, tada kažkoks žalios, labai ryški gėlės, kažkokios irgi tokios, kurios kiekvieną kartą tas betonas, bet gal ten vakare iš tiesų gražiausia, žinau, gal tu nueik ten vakare. Aš esu buvęs, žinau, labai įvairiais. Man tai super, aš niekada ten nebuvau, tarkim, dieną dabar, va tokio, va sutvarkytai, bet man kažkaip tas visas toks vakaras ir man labai patinka už tai su dviračiu visą laiką, va, iš kažkokių pasivažinėjimų grįžti pro Santakos parką, ten, kur tie krepšinį žaidžiantys žmonės, tai yra kažkas nuostabaus, nes jie ten būna daug ir ten visi tokie daug mažų čempionatukų vyksta. Man labai faina. Labai kažkaip. Ta gyva dalis, taip. Taip. Ir va dėl to Nemuno salai man irgi tas kažkoks ten pravažiuoja prie tą mokslo salą ir tada įsuki ten tą jau tokį aktyvų ir ten irgi tada ir rolikai, ir šuniukai, ir dar baseinas tas. Man kažkaip patinka, žinok, tai štai vietai nesutinku su tavimi.
Okay, fair enough. Aš manau, kad pagražės sala, kai pradės pildytis mokslo sala ir kai Kai pasibaigs gal tos atsiras daug tvoros tų, visos. jo, atsiras žmonių judėjimas, atsiras, nu galbūt ir įsijaukins tą erdvę labiau, nes dabar... Ir dar įsivaizduoju, kad bus tiltas į kitą pusę, kur bus Jo. koncertų salė kažkada. Kaip sakė, Nu, aš ta šiandien koncertų salė... Aš kalbėjau šiandien su orkestro vadovu Algimantu Treikausku, Kauno miesto orkestru. Jo. Tai jis sakė, nagi neišvengiamai bus ta koncertų salė. Tai iš tikrųjų. Reikia tikėtis Kaunui palankios valdžios, nes aš kaip suprantu, pagrindinis klausimas yra pinigai. Bet bus sunaikė. Bus. Aš tai tikiuosi ir Bus, tikiu, aišku, ir bus. tikiuosi, kad bus. Man kas, va, aš irgi visai mėgstu architektūrą, nors nieko nesusidėjęs su ją. Man yra kas baisiausia visą laiką, tai kad pripaišo labai gražiai, bet padaro paskui, nu kaip jau gaunasi, tai pavyzdžiui, koncertų salės projektas yra nuostabus visiškai. Bet aš labai bijau, kuo jisai virs realybė ir kaip, žinai, ar pavyks padaryti tokį grožį. Pamatysim. Bet jo, Svarbiausia, koncertų kad- salė, man atrodo, labai... Na, svarbiausia, kad įsiklausytų į tos muzikantų visus paprašymus ir parodymus, kaip turėtų būti, ko trūksta, ko per daug ir taip Ten toliau. diskutavo su Kuprevičiumi. Tai va, labai mačiau, gerai. jo. Manau, kad ten buvo labai vaisinga diskusija. Taip, labai. Na, aš laukiu koncertų salės, Aha. man patinka, su muzika užaugusim, tai man patinka ir Mhm. tikiuosi, kad jau greitai mes ją Tai turėsime. va, dar po 10 metų už ją galėsim gal transliuoti visam pasauliu iš koncertų salės kokio kabineto. Galbūt. Koks, Kauno radijas. Galbūt jau Grammy galėsim rinkti, nors yra Grammy gavęs orkestras, man atrodo. Nominuotas. Ai, nominuotas. Na tai galėsim gal jau gauti Grammy ir ten nominuoti būtų jau įprasta bus nominuoti. Taip. Labiau tikėsimės juos gauti. Mhm. Šiaip labai įdomu, čia grįšiu labai atgal į mūsų pokalbį, nes jis visaip nuėjo, kad Kaunas pilnas kultūros realiai gimė kaip, nu, šiek tiek susijus jau su tuo, kad būti Europos kultūros sostinė, nes atrodo labai, nu, jau ten anksti vyko tas visas Dar ten tuo metu tik nominavimas, bet, buvo pradėta rašyti paraiška dar tuo metu. Ok, tai, bet jau buvo užmačios. Taip. Okay, nes kažkaip šito backstory nežinojau, tai visai įdomu. Kitas gal klausimas, šiek tiek buvo, palėtėm temas, bet temos yra žmonės. Ar turi ką kalbinti Kaune po 9 metų skirtingom temom? Taip. Ne visą, ta prasme, tai, žinai, vien orkestras, tai ten kiek dabar sakė, 78 žmonės. Tai kiekvieną Kiek gali jau pakalbinti. pakalbinai? Nedaug, iš orkestro dar nedaug. Bet Okay. šiaip tai kiekvienas žmogus gali tapti žurnalo herojum, absoliučiai kiekvienas. Nu, man, aš, pavyzdžiui, tikrai labai ilgai norėjau pakalbinti autobusą arba troleibuso vairuotoją. Mhm. Bet kažkaip norėjau ir pakalbinau. Labai geras interviu, man atrodo. Okay. Rūpiučio numerį. Žmogus beveik 50 metų vairuoja autobusą. Labai įdomi dalykų, labai įdomiai mato Kauną. Yeah. Šiaip gyvenimą. Nu, Tai- šitas, tai- jo. Dar labai norėčiau padaryti interviu su kioskininkė, kuri pardavinėja spaudą. Mhm. Čia jau reikia paskubėti, nes man atrodo mažėja tokios. Tai va ta, kur norėjau, tai ir nebėra jos. Tokios, ko nebėra. Labai ilgai norėjau, tai nebėra. Čia jau Taip. reikia. Tai taip, žmonės įdomiausia, tai žinai, dabar ne Kauną, bet kalbinau Volto klubo rūbininką. Labai įdomu, kaip mato pasaulį. Mhm. Nes tie matymo kampai yra kitokie, to pačio dalyko. Gali kalbinti visą laiką vien vadovus, kurie mato viską iš savo kabineto. Bet gali kalbinti vairuotojus, gali kalbinti valytoją. Pavyzdžiui, įsivaizduoju, kiek viešbučio valytoja yra mačius dalykų. Belenkė. Tai va, tai labai įdomu gali papasakoti, kaip elgėsi pasaulinės žvaigždės, kojos, Jo. ten visą kitą. Nu, tai žinai. Čia pildas ir mano svečių sąrašas. Tai va. Oi, žinok, čia manau, kad 20 gyvenimų yra ką kalbinti. Tik tai. Mm. O, nu jau kandą užsiminai, bet kokie labiausiai įsiminę pokalbiai, bet gal, nu tokie netikėčiausi, gal ką išgirdai, kas ten įvyko, ne tiek, kad šiaip ten geriausiai. Tarsime, kur ten bekalbant kažkas Nu va, gal susprogo. nustebino kažkas, ar susprogo kažkas. Tai šiaip vakar kaip tik atsiminėm, nes kitam tokiam projektui kalbinau vakar Lauriną Bareišą, režisierių. Nu, jis kaunietis, tai čia kaip ir skaitosi, bet čia ne žurnalai. Tai mes su juo pirmą kartą, kai kalbėjom, tai buvo taip, kad aš važiavau į Vilnių kalbinti jį ir kitą režisierių Vytautą Katkų. Ir tada buvo jau prasidėjusi pandemija, ir kad aš važiuoju į Vilnių, klausau radiją ir mes susitarę susitikti, man rodo, 2 valandą šmc kaviniai. Ir buvo vidurdienis
ir ten ties Elektrėnais kažkur, nu, ir tipo praneša, kad jau čia karantinas ten, ar kažkaip nuo po rytojaus, ar ten, kad, žodžiu, mes čia, tažme buvo tas toks breaking news, kad čia jau kukų makų, ir turėjo būti 2 savaitėm, bet tai baisiai skambėjo, tas 2 savaitės, ir aš tipo sustau kelkraštį ir skambinu čia visiems išėlės, tai čia mes dar darom kažką, ar ne, nu tai taip, nu tai darom tą intervą, nu tai darom, ir aš atvažiuoju tą šmc kavinę ir ten tas vadovas tos kavinės toks jau visas čia vaikšto, toks kažkaip tai, ir mes šnekam apie tų režisierių premjeras, bet tokie jau nesuprantam, kad čia jau niekas nematys tų filmų, ir toks surrealus buvo labai, toksai, nes mes nesupratom, į ką mes einam dar tada, ir mes ten juokavom apie tą namuose sėdėjimą, kad čia vat pasėdėsim namuose, čia kažką. Ir tada mes ten nuėjome tokį visiškai dypą 2 metam praktiškai. Taip. Ir... Nes man atrodo, pranešė 5-dienį, kad nuo 1-dienio prasideda. Kažkas tokio, kad ar labai... ten gal 3-dienis, koks buvo, ten buvo, bet, žodžiu. Labai viskas jo. Ir kad mes vat, vakar su Laurinu kaip tik atsiminėm, koks buvo tas surrealus pokalbis, kad mes tikrai nežinojom, kad mes atsisveikinam ten 2 metam, nors mes ten bendravom, viskas ten, dar paskui buvo daugiau tų pokalbių, visą kitą, bet tai tas buvo toks labai įdomus, nes jis buvo toks ant slenkščio, žinai. Šiaip tai jo, tai esu kalbinus žmonių, kurie jau mirė dabar ir visą laiką labai, ir šiaip būna liūdna, kai išeina žmonės, kurie kažką yra padarę didingo, sukūrę, palietę kažkaip tie jų kūriniai, bet jeigu dar tu esi jos kalbinus, su jais sėdėjus, ten jiems valandą laiko žiūrėjus į akis, kaip dabar mes tavim kalbam, tada dar liūdniau. Tai va tas, tada tu atsimeni, ką tu su jais kalbėjai, toksai, tai tie paskui iš naujo įsimena tie pokalbiai, kažkaip, nors ten būna, nu, esu kalbinus žmogų ir visai prieš pat mirtį, gal kas toksai būna toksai, gal nelabai malonu, nu, nes, bet yra, kur ten po poros metų, tarkim, mirė žmogus, tada aš ten neišku kažkokių ženklų, bet esu kalbinus žmogų, kuris nusižudė, pavyzdžiui, tai... Ir aš esu kalbinus, ir aš jį kalbinau kapinėse. Ir tada galvoju, kodėl mes ten susitikom, o gal čia buvo kažkoks, prisigalvoju kažkokiu, nu, gal ir nereikėtų čia tiek overthinkinti, bet... Ne, bet taip, tai va, jo, tai labiausiai gal paskui tiesiog sugrįžta tie pokalbiai, kai tie žmonės išeina kažkaip. Tada pagalvoju, ar tu visko jau paklausai, ko galėjai paklausyti, tada galvoju, kad darysi kitą interviu su kokiu nors kitokiu žmogum, gal jau reikėtų kažkaip daugiau paklausti klausimų, gal to jų ir nereikia, bet kažkaip, nu toks daug pamastymų apie tai. O šiaip aš neišskirčiau, gal ten kiti labai didžiuojasi, žinai, prezidentai žvaigždėmis, nu, nežinau. Daug aš sakau, aš tiesiog labai daug kalbinu, labai. Tai aš vien podcastus 3 per vasarą išleidau, tai čia beveik 30 žmonių vien tam pakalbinau. Taip. Tai, žinai, kiekvienas negali būti geriausias, jie visi yra geri, įdomus. Na ir ten vis tiek įsivaizduoju, čia jau biškį nukrypstam į podcastą, bet gal dar nieko. Nu, kiek klausiau, tai vis tiek tas pokalbis jaučiasi kiekvienu žmogum buvo gerokai ilgesnis, kuris paskui nugulė į tą pasakojimą. Kiekvieną po valandą maždaug kalbėjo. Jo. Tai taip. Nu jo. Dar gal nenubėgant į podcastą, bet ar tinklalaidę, nežinau, bet čia neverta, tai galima sakyti visai. Apie Kaunas 2022. Ar yra kažkas, sakykime, ar yra dalykų, kurie gaila, kad neišliko? Ir ar yra dalykų, nu čia gal ir nebūtina sakyti, kuriuos gal būtų geriau, kad būtų neišlikę? Oi ne, aš taip, kad per daug kažko tai tikrai nemanau. Viskas turi teisę egzistuoti, jeigu patinka bent 5 žmonėms. Tai... Na ir jeigu yra poreikis, tai turbūt ir egzistuoja. Tai va. Gaila man, kad dizaino festivalis, tas landšafto dizaino festivalis kažkaip, nes man atrodo kaip tik va toks dalykas kaip landšaftas, tai čia kaip tik reikia daug metų subręst, kad siena apaugtų vijokliais vien kiek reikia metų. Ta prasme, o čia festivalis 1-2 ir jis nebegavo finansavimo kažkaip nei iš miesto, nei iš tarybos kultūros. Tai labai apmaudu dėl to, nes kaip ir Kaunas priimtas į tą UNESCO Design Cities Network. Ir kažkaip toks atrodo, kad galimybė neišnaudot. Ir kad Tautos dizaino centras yra, ir ambicijų yra, ir čia, bet kažkaip, gal dar čia viskas su laiku, gal dar nevėlu, ta prasme. Nes ir tas dizaino įvykis, kuris irgi buvo kultūros sostas, ir tas Magenta festivalis, jie buvo kaip ir susijungę, bet aš tikiuosi, kad tai tik tai ištilėsi dar, tai kažkaip tai... Tada, nu, modernizmo ateičiai, man aišku, asmeniškai labai gaila, nes tiesiog aš manau, kad... Bet čia vėlgi, aš manau, kad žmonės galėtų patys kažkaip
tiesiog būti modernistais ir toliau, be finansavimo. Tai, nes aš tai ir toliau kalbinu ir apie modernizmą ir rašau ir ten kažkaip, žinai, bet kažkokiu va tokių iniciatyvų, kad ten, pavyzdžiui, nežinau, galbūt žmonės tiesiog jo gyvena savo gyvenimus, ten, bet jau ten Art Deco muziejus, Amsterdamo mokyklos muziejus, tai labai sėkmingi, tas džiugina. Tai galėtų būti kažkokia miesto palaikoma gal platforma, labiau visą tai suvienijantį, kad Kauno modernizmas turėtų va tokį website, pavyzdžiui, kad atsidarai ir tu tipo everything about. Ir visos ekskursijos modernizmo, ir visi ten, kur tu gali užeiti į namus kažkokius butus, tuos architektai visi architektų biografijos, likimai, žemėlapis, kur tiesiog va, būtų, nes tai kaip ir miesto vizitinė kortelė, aš manau. Tai to gal gaila, o daugiau tik, kad daug kas ir važiuoja. Gal va toks, kur man Kauno žvėris, man labai, aš praeinu arba pravažiuoju vis tą skulptūrą, tai man labai faina. Visą laiką Kauno žvėris kažką pasitinka. Atsimenu sausio 1 jau, tai man atrodė, kad Kauno žvėris pasitinka atplaukiančius naujus metus. O šiandien jau ryte ir tai pasižiūrėjau, jis pasitinka dabar naujus mokslo metus. Jis visą laiką pasitinka kažką. Tai tas man labai smagu, kad yra. Tai gal apmaudu, kad jis tokio kažkokio irgi neįsigyveno kažkaip. Galėjo, nes fainas personažas. Bet žinai, aš ne vaikas, man gal jis vaikam. Bet kad ir vaikam lyg tai patiko. Buvo Pliušinis Kauno žvėris labai fainas. Mano draugės sūnus pirko jį per Santakos tą tūsą. Jis nešiojasi kuprinį, ten buvo labai miela. Ne, žvėris man patiko net, gal net labiau nors skulptūra, nes irgi dažnai ten praeinu ir matau ją all the time. Jos labai gera vieta, bet man net patiko tie visi, dar kai buvo toks mitinis jisai, kur buvo kažkoks pristatymo renginys ir tik akį švietė iš ten vandens tipo, ten tie garsai po Kauno pilies, tokie tie visi, labai paprastas dalykas atrodo, nieko čia daug nereikia, bet labai toks, smagu. Jo, tai va to žaismingumo, kuris buvo Kauno žvėryje tikrai, bet buvo ir kitose programuose. To žaismingumo dar gal pritrūksta. Viskas taip vėl kažkaip surimtėja. Ir dar pritrūksta man estetikos, nes iš tiesų kultūros sostinė uždavė tą tokį toną ir kaip ir tas brandingas pats buvo toks, jisai labai šiuolaikinis, švarus, minimalistinis. Ir, pavyzdžiui, Kauno rajone, kaip matosi tas, kur ten į kokią Kulautuvą važiuoja ir skelbimų lenta ir ten tie vėl tie komiksansai ir ten spalvų, chaosas, kažkoks, aš nesu dizainerė, bet aš manau, aš tikrai geriau padaryčiau. Tikrai. Taip. Tai ten ir matosi, kur ten buvo dar ten kultūros sostinės tie plakatai ir kokie jie buvo, stilingi tikrai. Aš taip, Dieve, tai tas, kad sugrįžom tikrai porą žingsnių atgal su estetika, tai faktas. Gal labiau Kauno rajone, Kauno mieste, gal taip viskas neblogai, bet Kauno rajone tai... Bet vis tiek faina, kad Kauno rajone irgi tęsiasi, gal mažesnėm apimtim, bet tikrai vyksta ir jiems reikia, ir to kontempo reikia. Ir aš kontempo, pavyzdžiui, kai buvau prieš kelis metus Domeikavai, kai buvo vien tik kauniečiai praktiškai iš miesto, ta prasme. O buvau šiemet Lapėse ir buvo daug vietinių žmonių. Tas labai džiugino, kad jie jau kažkaip suprato, kad čia labai yra geras dalykas. Tai ir norėtųsi man daugiau gal tos sinergijos tarp Kauno ir Kauno rajono. Elementarios irgi, kas buvo, šiek tiek prasidėjo jau kultūros sostinės metais tokio. Nes dabar, pavyzdžiui, aš norėjau su autobusu parvažiuoti iš Kulautuvos, parsivežti dviratį. Tai manęs nepriėmė vairuotojas. Tai aš turėjau vis tiek numinti iki miesto ribos ir tada ten sėsti į miesto autobusą. Tarsi, čia yra 10 km. Bet mentalas, o kodėl negalima? Ta prasme, tai žmonės pavargsta, gali padangą susprogti. Bet kas gali nutikti, tai aš mieste galiu, o rajone nebegaliu. Kažkaip, supranti. Tokie maži dalykai. Čia apie infrastruktūrą kalbant, kas galėtų būti. Šiaip aš pats vakar buvau vienam iš likusių, ir atsiradusi turbūt Kaunas 202 tam kultūrai kiemus ir Dainavoj buvo super kolorito koncertas. Tai ir mano tėvai buvo labai fainai, bet kiek daug buvo žmonių ir mačiau, stories nebuvau pati. Toks, kur, tikrai susirinko daug ir tų turbūt svečių, kaip aš, grįžo atgal, bet ir vietinių ten atrodė, kad ir visi dancina ir tik, nežinau. Jo, kultūrai kiemas labai geras projektas, bet jis tik iš vargo atsirado. Jis atsirado per karantiną, kai nebuvo galima nieko daryti.
Tai man nerealus šitas šį projektas yra. Labai, labai geras. Ir tai atspindi, labai gerai atspindi žmonių skonį. Irgi. Žmonių norą arba nenorą bendrauti. Aš buvau Žaliakalny tik tai. Tai mačiau pasipiktinusių piliečių, kurios nesangroja jau keista žuvis, kur tikrai keista grupė, man patinka, bet keista, pripažinkim. Nes superkoloritas, kurie yra labai tokie age friendly, žinai, ir vyresniem, ir jaunesniem. Aš kadangi 3 kartą šiais metais vien buvau jų koncerte, labai išilgintas versijas grojo, tai man net pačiam buvo toksai, kur, okei. Bet va, tas ir tikrai buvo tokių žaliakalniečių vyresnio amžiaus, kurios nebuvo labai patenkintos. Bet, na, taip sakant, turi būti galimybė paklausyti ne tik Jessica Shy, ne tik OG version, ne tik kažko tai, žinai, paprasto ir suvokiamo lengvai, bet ir kitų žmonių mėgstamų dalykų. Tai va tos fotografijų projekcijos kaip faini irgi yra. Toks parodo, kad yra tos įvairumo ir kad žmonės priema į savo kiemus ir ten skanuką išneša. Ir vieni gal ten per balkoną žiūri ir ten, bet kažkaip aš labai, tas tai fainas projektas labai. Jo, ir šiaip... Galėtų būti visą vasarą, vis kiekvienam kieme. Čia yra finansavimo klausimas. Ir finansavimo, bet ir iš tiesų ir tokios vadybos drąsios. Aš manau, kad tai dabar yra 11 kiemų, ne 11, kiek ten, 20 keli kiemai iš viso, man atrodo. Nežinau, kiek, nemažai šiaip. Bet tai galėtų būti kiekvieną savaitę po 2 įvykius. Tikrai, tų kiemų tai yra, kur galėtų vykti. Tai čia tiesiog turėtų būti kažkoks irgi paimtas, kaip kad čia yra strateginis renginys ir kad mes norim. Labai gerai yra masiniai renginiai yra gerai, nes jie patenkina visus. Tuos, kurie negali sau leisti dėl įvairiausių priežasčių atvažiuoti dažniau į miestą. Tarkim, ten per tos eglutės, ar ten gegužės mėnesį per tas miesto dienas. Bet turi būti ir tose rajonuose dalykų, kurie kažkaip trauktų tos skverus, kurie yra sutvarkyti, bet tušti. Ir ne tik skverus, aš neatsimenu, ar ta diskusija buvo, taip, kiemus tiesiog. Ar čia prieš Kaunas 202 ar kaip, bet aš Kuprevičiaus mokyklą baigiau ir pats Kuprevičius padovanojo mokyklai ten prabangų instrumentą, kurį ten derino broliai Bazarai, aišku, ir ten visa kita. Ir jo buvo labai didelis noras ir ten sutvarkyta salė ir sako, kodėl negalėtų čia vykti koncertai, jie nebūtų super dideli, nes salė yra ribota, bet tiesiog, kad yra instrumentas, aukščiausios ten klasės, nesakysiu pavadinimo, nes neatsimenu tiksliai, tai jau primeluot, bet tikrai labai puikus instrumentas, yra visa infrastruktūra, bet kažko trūksta biškai, kad tų renginių, nes tų mokyklų salių sutvarkytų yra visur. Taip, bet žinai, čia yra, pavyzdžiui, sporto salės, tai išnaudojamas visas tas bukingas, kaip yra padarytas, ar ne internetinis, aš niekad nesibukinau, bet kaip suprantu, ten jau krepšit, tai... Aš nežinau, Karoli, nereikia kitiems žmonėms tiek daug to turinio, kaip man arba tau turbūt. Tai mes nesakė tiek daug, bet šiek tiek daugiau galėtų būti. Pavyzdžiui, Petraus namuose, kurie čia visai šalia yra, tengi būna tų koncertų, kamerinių tokių, labai smagu. Ten ir studentai pakoncertuoja VDU muzikos akademijos, tai smagu. Pavyzdžiui, o tu buvai kada nors VDU muzikos akademijos salėj? Ne, nemanau. Jis yra prie Aleksoto funikulieriaus, ten prie to apžvalgos aikštelės. Kokia graži salė ir jinai tokia maža. Ir labai, jinai Rusy tokiam yra. Aš vieną kartą ten buvau, nes aš kažkaip netyčia pamačiau ir ten toks Raimondas Butvila, mano mėgstamas smuikininkas su Aleksandru Palėjum, mano mėgstamu pianistu, jie koncertavo. Nerealu buvo, labai fainai. Ir ten irgi open call, tai nemokamai. Yra tų dalykų, tik žinai, reikia kažkaip nepatingėti, pasiieškoti. Šitas jo. Tai kiek įmanoma Kaunas pilnas kultūros skelbia. Žinai, tikrai aš daug darbo įdedu, pavyzdžiui, tos maršrutus, mes publikuojam maršrutus 2 kartus per savaitę, jau 9 metai. Ir jie visą, aš nesvarbu, kad aš galiu būti Čilėje ar Meksikoje, aš vis tiek publikuoju tos maršrutus, tai nesvarbu kokią laiko juostą. Bet aš nuoširdžiai kuruoju juos, kad būtų šiek tiek kino, šiek tiek muzikos, šiek tiek to, kad tai, ir šiek tiek mieste, ir šiek tiek už centro ribų. Tai kartais tenka pavargti, bet aš vis tiek iškasu tos renginius. Tai taip, ir šiaip žmonės skaito jos iš tikrųjų labai, tai man džiugu, aš tikiuosi, kad kažkaip parodau žmonėm, kad jie ir nueina paskui. Ir pati aš pasinaudoju kartais visai. Tai kadangi laikas jau eina į pabaigą, dar pakalbėkime apie podcastą, kiek liko laiko.
Kaip apskritai užgimė visa šita idėja? Tai iš tiesų, tai suėjo man 40 metų. Tokia vadinamoji gal viduramžio krizė. Dviratį pradėjau su likros aptemptais šortais dviračiu važinėti, tai čia vienas dalykas. Nu ir tada galvoju, tada podcastą reikia daryti. Žinai, ne, aš iš tikrųjų galvoju, kaip kažkaip, na, bet čia amžiaus dalykas ir dabartiniai mano tų bičiulių, su kuriais mes linksindavomės prieš 15-20 metų, tai visiems toksai. Ir kažkaip aš galvojau, kaip čia tą blogą kažkaip ar jį prikeltinu, bet aš jau kaip ir nebenoriu rašyti apie tą patį. Ir kažkaip tiesiog, one thing led to another, aš sugalvojau, kad būtų gal smagu padaryti tokius pasakojimus apie dalykus, kurių nebėra. Su žmonėm, kurie vis dar veikia tą patį arba visai kažką kardinaliai kitą, žinai. Ir tiesiog pasiūliau LRT Opusui, kadangi aš jau bendradarbiauju su LRT Klasika ir su LRT radiju, ne vienus metus jau darau reportažus. Ja. Tai kaip ir turiu tos radijo patirties ir tiesiog nuėjau į Opusą, parašiau laišką. Ai ne, aš buvau laidoje, Melomanas klauso ir mes su jos vedėja Inga kalbėjome ir jis sako, gal tu nori kažką daryti Opuse. Ir kažkaip tai buvo, atsiprašau, čia Inga man kaip ir kažką daryti, sako, gal tu nori kažką daryti, nes sako, čia vyks laidų konkursas, Nu ir aš pagalvojau ir sugalvojau kažkaip ir pasiūliau, bet aš noriu daryti nuo rudens, nuo rugsėjo. Galvoju, čia bus laiko, čia pasiruošiu per vasarą. Ir sako, tai gerai, bet sako, davai nuo joninių, nes čia naujas sezonas vasaros. Nu ir gerai, ir aišku, darbo buvo daug daugiau, negu aš tikėjausi. Ir yra daug daugiau, bet smagu, iš tikrųjų smagu. Tai mano tas podcastas vadinasi Uždaras vakaras. Ir jis yra skirtas kalbėti labai konkrečiai apie klubus, kurių nebėra. Šokių muzikos klubus. Pirma laida buvo apie tokį 10-ąjį dešimtmetį laukinį, kur klubų buvo įvairių ir jie visi veikia trumpai ir ten ir gėjų, ir negėjų, ir už Vilniaus, ir Vilniui, bet apie Vilnių. Tada buvo antras epizodas apie Gravity, kadangi mano toks kaip ir home club buvo Gravity. Aš važiavau Vilnius, atsidarė kaip tik tada. Tai aš šiame daug laiko labai praleidau, dabar apie Voltą, ir paskui bus Stereo 45, Sata, VU, ir tada į Kauną jau planuoju kraustytis, kadangi Exitas irgi man labai brangus klubas buvo, aš daug praleidau abiejose lokacijose mieste jo, tai darysiu tokį irgi pre-exit apie 10 dešimtmetį Kaune. Tada apie Exitą ir paskui nežinau, dar žiūrėsiu Klaipėdą, gal reikėtų patirinėti, bet man nėra tokia pažįstama jinai. Ir aš galvoju, kad man bus gal labai sunku pasakoti apie tai, kame aš nebuvau, bet, pavyzdžiui, Voltas, tai aš ten esu buvus gal 2-3 kartus. Bet labai įdomu buvo su tai žmonėm kalbėtis. Ypač po tiek laiko, kai jau kažkaip tos aistros priblėsusios, bet vis tiek. Bet jos nėra priblėsusios. Va tas ir įdomiausia, kad kaip ir, nes jie visi yra mano bendramžiai. Nuo 35 iki 45 gal toks maždaug. Nuo 3-8 iki 3 gal toks jau labiau taip. Tai mes visi išgyvenam tą pačią krizę dabar, identiteto. Mes visi dar labai gerai prisimenam, kaip buvo. Dar 10 metų praeis, mes jau atsiminsim visiškai kitaip. Mes jau labai nostalgizuosim ir idealizuosim viską. Dabar mes dar prisimenam ir teigiamus, ir neigiamus dalykus. Dar pakankamai ryškiai. Jau kažką taip blankiau. Bet tai aišku, čia dar turi įtakos visos substancijos suvartotos tuo metu. Tai taip kartais nesutampa, kartais tu nelabai nori tam pripažinti kai ko, tai kai kurie ten skiriasi tie liudimai. Bet vis dėlto mes visi esam toj pačioj tokioj situacijai šiuo metu. Ir štai tie žmonės noriai kalba pakankamai. Ir atsiveria, ir vis tiek plus minus mano pažįstami, kai kurie geresni, kai kurie gal tik iš matymo, bet tai kol kas tai geranoriškai visi sutinka labai tą idėją, nes aš tiesiog visiems tas pats. Ir kas juokingiausia, tai kad aš kai sutariau su Opusu, kad jau čia mes darysime, tą pačią dieną Giedrė išleido dainą apie Tomą Bū, kur Naktis 2000 dramos teatras. Tai prasme, atrodo, kad mes susitarusios su jie buvom. Ir toksai, aš negalėjau patikėti, žinok, aš sėdžiu prie kompo, galvoju, ta prasme, kad mes ką tik sukirtom su Opusu rankom ir dabar čia. Kaip? Bet tai čia tokia gal šių metų ir tendencija, nes ir bus paroda, gal ne šiais metais paroda, man atrodo. Bet čia tiesiog dėl to, kad mūsų ta karta dabar tokia, nes tų žmonių, tai tą parodą daro žmogus, kuris kalbėjo mano podcast'e, Justė, su kuria mes tūsinom prieš 20 metų ir esame iki šiol labai geras pažįstamas. Tai taip, tai tiesiog ta mūsų karta dabar. Tie, kurie pradėjo į mokyklą
žlungant sąjungai arba jau sužlugus maždaug. Yeah. Millennialsai, tie tikrieji millennialsai dar. Mm. Jo. Tai jo, čia yra visiškai millennialsų vairis. Tas podcastas labai savo laiku, savo vietoj, neblogas klausomumas visai jo. Jis labai gerai klausos, nors man tos visos vietos yra nepažįstamas, ką tu vardini, niekur aš ten nesu buvęs, bet klausyt, pirmi 2 epizodai puikiai. Tai va, labai įdomu išgirsti, kad žmonėm, kurie nebuvo ten, irgi yra įdomu. Yeah. Tai tas smagu yra. Tas yra svarbiausia, nes kitaip tai tik tai savo, tai tada žinai, čia kam čia investuoti, tai laiko ir visą kitą. Jo, ir aš nesu labai klubų žmogus, bet nežinau kaip dabar yra, bet tuo metu atrodė tas visas toks eksperimentavimo metas, kur atvira, jau biškai kurį laiką, bet toks, kur nežinia ką daryti ir visi kažką daro, nes kaip ir nieko nėra. Klausyti tikrai baisiai įdomu. Fainis. Nežinau, ar dabar taip vyksta, bet, ne. bet tuo metu tai toks ir tos visos dalis, kur nes dabar tai kažkoks tai tipo eventas, tai va, atsiverti Kaunas pilnas kultūros ir tu matai, bet tuo metu tai nebuvo nei žurnaliukų, nei ten Facebookų, nei ten kažko, ar ten ir tie plakatų kabinimai, kvietimukai ir visa kita. Tai pavyzdžiui, toks buvo vienas klubas, kurie netgi labai specifiškai sakė man, tu esi pas mus laukiama, bet mes nenorim atsidurti tavo blogę, kuris tuo metu buvo visai skaitomas dalykas Vilniuje. Prasme, visi norėjo atsidurti mano blogį. Tiek vakarėlio organizatoriai, tiek dalyviai, didžėjai, visi. O to klubo savininkai sakė man, tai tu eik tūsinkis, viskas gerai, bet tu nerašyk apie mus. Nes jie norėjo išlikti tokia, tipo, tiem, kas žino, tai buvo ir taip. Dabar tai taip jau nebūna. Kad kas nors sakytų, kad nedėk manęs, netagink. Tai... Ne, tai čia jau kaip neužtagini. Jo. Tie pre-Instagramo laikai buvo kitokie vis dėlto. Jo. Dar turiu vieną klausimą visiškai iš kitos operos. Tu esi pirmas žmogus, kuris atsirado Kąsnyje iš original formato, kas buvo Orbio Volt pusryčiai su svečiu. Ir tu sakėjai labai užstrigo man 3, man atrodo, vietos. Mes klausim tavęs, kur rekomenduotum užsienio turistui. Tai buvo Mažas Paryžius, man atrodo. Velnių muziejus ir gal Kiemo galerija, nesu tikras. Man nuo tada įstrigo ir aš turiu tavęs paklausti, nes nepaklausiau dar iki šiol. Velnių muziejus, kodėl? 3000 velniukų vienai vietoj, toks crazy dalykas. Man kaip ir Kryžių kalnas, čia toks cringe cool, žinai? Kryžių kalnas dar bet... Nežinau. Aš pats vis dar nenuėjau tą Velnių muziejų, nors galvoju apie... Jis dabar, man atrodo, gal jau atsidarė. Veikia. Jis yra cringe cool, ta prasme, kur aš norėčiau, nuvažiavusi kokią ten Prahą, nueiti, tarkim, į kažkokį Kanopų muziejų. Supranti, kur ten pypkių, kažkokia nesąmonė. Kad čia yra nesąmonė, bet kuri gerai atrodo. Gera istorija. Ir man labai patiko, kad žmonės paskui atsiunčia iš ten Pietų Korėjos velniuko į kolekciją, nes, žinai, tai yra geras. Labai svarbu yra paveikslų galerija, visa kita, tai be abejo, kur visi, aš neneigiu, kad tai yra įdomu, bet jeigu tokių, cringe cool vietelių, tai žinoma, tai Velnių muziejus, top dalykas. Dabar aiškiau. O tu Kryžių kalne buvęs, pavyzdžiui? Taip, labai senai, bet buvęs. Ir po tavo rekomendacijos nuėjom į Mažąjį Paryžių, nes laiką žinom, kad jis egzistuoja, bet niekada nebuvom ir geras, ir labai netikėta vieta. Nežinau, ar visada ten norėčiau nueiti ir tada, man atrodo, siūlė į galvą. Ne man, bet kolegom, bet tikrai labai gera vieta nueiti. Iki Velnių muziejų. Tikrai reikės. Tai juokinga. Jo, aš kiek pamenu, aš esu buvęs, bet žiauriai senai, tai reikėtų atnaujinti. Tai jau einant visiškai į pabaigą, dar porą klausimų, labai ganėtinai gal trumpų. Turėjo galimybę ir žmonės paklausti tavęs, tai turiu klausimą iš Eglės. Kotryna, kaip tau visada pavyksta būti tokiai kietai? Tu mano mylimiausia Insta moteris. Tai aš tiesiog pasirenku nekelti savo silpnybės akimirkų. Tai sukuruoja, kad atrodytų visą laiką labai kieta. Aš nežinau, kas yra kieta. Taip tau atrodo iš mane, rašo žmonės, šiandien aš sugalvojau. Tai aš esu iš tų, kur stengiuosi rodyti labai mažą savo gyvenimo dalį. Ir kuri dažniausiai, man Instagramas tai tokia darbo vieta, vis tiek aš žiūriu kaip į darbą.
Ta prasme, paanonsuoti, pareklamuoti turinį, kažkokius dalykus, kurie įdomus, bet ten apie savo jausmus tai aš ten nekalbu. Fair enough. Tai dėl to. Bet aš sakau, žmonės, kurie kalba apie savo jausmus Instagram'e, man jie yra įdomus. Ta prasme, taip, bet aš pati renkuosi to nedaryti. Dėl to atrodo labai kitokia šalta gal. Ne, tu, man atrodo, kalbė apie tai, kas tau svarbu. Ir tavo darbas su kultūra, tai taip natūraliai gaunas. Pas mane irgi, tai nežinau, dažniausiai nesąmonės tiesiog. Ir paskutinis klausimas, nes mes jau visiškai išsekom laikę, kuris užgimė pirmam kąsnyje ir ne visada gal tęsiasi, bet pratęsim šį kartą. Kur yra skaniausi kebabai Kaune? Paskutinis, kurį valgiau ir man tikrai labai patiko, tai Baharat Šilainiuose. Okay. Bet paskui ten juos buvo uždarę. Aš esu Veterinarkė. Kažkaip, veterinarkė. Bet paskui vėl atidarė. Bet man ten taip skaniausia. Man liuksas yra per šlapas. Aš nusiperku liuksą, kadangi liuksas yra prie mano namų, tai būna taip. Bet liuksas paskui ten kažkaip... Bet Baharat tai labai man patiko. Tai Baharat. Tai ačiū tau labai už pokalbį, ačiū už kebabų rekomendaciją ir visas kitas rekomendacijas. Sekit Kotryną ir visus jos projektus įmanomus, kuriuo aš nebandysiu išvardinti, bet iš pokalbio girdėjot, klausykit podcastą, kuris šiandien išeina, bet šiaip tai išėjo jau prieš kokią savaitę turbūt, kol klausot šito. Ir iki kitų susiklausimų. Ačiū. Ačiū labai, Karoli, už kvietimą tau. Labai malonu, kad sutikai. Ir kad pašnekėjom visai valandą. Good.